Labadiena, mėly krepšinio gerbėjai, eteryje svarbiausių savaitės aktualijų apžvalga. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turi naują vyriausiąjį trenerį. Spalio 1 vykusiame LKF vykdomojo komiteto posėdyje trenerio postas patikėtas Ribui Kurtinaičiui. Su juo vykdomojo komiteto sutartis sudaryta iki kito olimpinio ciklo pabaigos 2028 Los Andželo olimpiados finišo. Ribas Kurtinaitis į rinktinę sugrįžta po 15 metų. 2007-2009 jis buvo vyriausiojo trenerio Ramūno Butauto asistentu. Jis derins darbą rinktinėje su klubu, kadangi yra įsipareigojęs Pagu Sabah klubui. 64 metų strategas rinktinės vairą perima iš Kazio Maksvyčio, kuris rinktinei vadovavo praėjusiame olimpinėme cikle. Visai neseniai Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu išrinktas Mindaugas Balčiūnas pripažino, kad keliamas tikslas nėra lengvai įgyvendinamas, tačiau bus stengiamasi jį įgyvendinti. Taip pat jis pabrėžė, kad artimiausias rinktinės tikslas – patekti kitų metų Europos čempionatą. O dabar apie juodąjį krepšinio antradienį, kuomet savo rungtynes turėjo 3 Lietuvos klubai ir visi jie patyrė nesėkmes. Panevėžio Lietkabelis Europos taurės antrajame ture priėmė Jeruzalės Hapoel ekipą ir nors turėjo 13 taškų persvarą, galiausiai varžovams nusileido 74-94. Pirmajame kėlinyje dominavę panevėžiečiai iškart įgijo dviženklį pranašumą, tačiau jį iššvaistė. Trečiajame kėlinyje panevėžiečiai jau buvo atsiliekančių vaidmenį. Ketvirtojo kėlinio pradžioje rezultatas dar buvo lygus, tačiau šeimininkai vėl krito į duobę ir likus 5 minutėms svečiai pirmavo 73-64. Na, tiksint paskutinėms dvikovos akimirkoms, svečiai dar savo persvarą sugebėjo padidinti ir iki 11. Galiausiai rungtynės vainikuotos Manto Rupštavičiaus išvarymu po antrosios nesportinės pražangos. Panevėžio klube 13 taškų surinko Dovis Bičkauskis, o po 12 pridėjo Aleksandras Kovliaras ir Georgijos Kalaitzakis. Andrės Stepanevičiaus sąskaitoje 9 taškai. Spalio 8 panevėžiečiai vėl žais namuose ir priims Saloninkų Aris krepšininkus. Nesėkmingai Europos taurės vakarą susiklostė ir Vilniaus Vulfs krepšininkams, kurie Bulgarijoje neprilygo galingam Tel Avivo Hapoel klubui. Kaip ir panevėžiečiai, taip ir vilniečiai šiame turnyre kol kas lieka be pergalių. Šį kartą buvo patirta nesėkmė rezultatu 84-89. Po 2 kėlinių svečiai atsiliko 12 taškų. Tačiau trečiajame kėlinyje savo žodį tarė Trišadas Tarpadas. Jis pelnė 14 taškų vien per šį kėlinį, o prieš ketvirtąjį kėlinį rezultatas jau buvo lygus. Na, o lemtingi epizodai nutiko dvikovai besibaigiant. Patrikas Beverlis mėgė keletą tolimų metimų ir uždarė rungtynes. Iš viso Beverlis surinko 14 taškų ir pataikė 4 tritaškius iš 6. Rezultatyviau už jį žaidė tik 16 taškų pelnęs Jonathanas Motley. Na, o Trišanas Tarpanas pralaimėjusiems surinko net 29 taškus ir sužaidė įspūdingas rungtynes. 11 taškų pridėjo Anthony Kovanas, o Garrisonas Brooksas surinko 10. Pirmąją pergalę Europos taurėje Alessandro Magro auklėtiniai bandės įsirašyti jau spalio 8 dieną, kuomet namuose priims Ulmo Radio Farm. Nesėkmingai tarptautinis mačas susiklostė ir Vilniaus Rytui, kuris pradėjo FIBA Čempionų lygos 5-ąjį sezoną. Deja, ir šį kartą viskas prasidėjo nuo nesėkmės. 67-77 prieš Emilijos Redžo krepšininkus. Vilniečiai atsiliko beveik viso susitikimo metu, tačiau ketvirtajame kėlinyje Emilijos Redžo komanda nurūko į priekį 8 taškais ir nors tiksint 36 minutė komanda skyrė 1 taško skirtumas, rungtynių pabaigą sėkmingiau vėl sužaidė šeimininkai. Sostinės ekipoje Gytis Radzevičius pelnė 14 taškų, Gytis Basiulis pridėjo 12. Šeimininkus į pergalę vedė Muhamedas Faye pelnęs 15 taškų ir Džabaras Smithas pridėjęs 14. Prieš turnyro atidarymą Čempionų lyga paskelbė komandų reitingą, o jame Rytas atsidūrė aukštoje 5 vietoje. Tuo metu Emilijos Redžo klubas buvo tik 24. Spalio 16 Vilniečiai sužais pirmasis Čempionų lygos rungtynes namuose ir priims Vloclavo Šlionskį ekipą iš Lenkijos. Tiesa, prieš tai laukia 2 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, iš kurių artimiausios spalio 6 su Kauno Žalgiriu, apie kurias pakalbėsime artimiausioje laidoje. Eurolyga triukšmingai sugrįžo į Kauną, o Žalgirio krepšininkai iškovojo įspūdingą pirmąją pergalę. Kauniečiai namuose 74-67 privertė pasiduoti Barcelonos krepšininkus. Po 2 kėlinių kauniečiai turėjo 12 taškų pranašumą. Tačiau Barcelona trečiajame kėlinyje surakino žalgiriečius ir rezultatą išlygino. Vis dėlto ketvirtasis kėlinys ir vėl priklausė žaliai baltiems. Itin svarbius metimus prieš paskutinę minutę smėgė Silvainas Francisko ir Ignas Brazdeikis.
Po jų žalgiriečiai pirmavo 7 taškais. Barcelona dar bandė spardytis, tačiau Francisco įkalė paskutinę vinį, jis ir buvo rezultatyviausias kauniečių gretose. Surinko 19 taškų. Igno Brazdeikio sąskaitoje 17, Deivido Sirvidžio 8. Patį gražiausią rungtynių epizodą Francisco sukūrė tuomet, kai pastatė ant padžiužų Alessandrą Bridesą. Verta pažiūrėti. Bridesas gerai pasiginti gali, bet dabar jis paguldytas. Ačiū labai, ačiū labai. Šok su manimi ir Silveinas Francisco laimi šitą konkursą jau pirmose Eurolygos rungtynėse. Kauno krepšininkai kitą savaitę išvykoje kovos prieš Pirėjo Olympiakos, o šiandien mes laidą baigiame. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.